Ūkio ministerija jau patvirtino ES struktūrinių fondų paramą bendrovės Litesko filialo Druskininkų Šiluma projekto Druskininkų katilinės rekonstrukciją įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą pagal priemonę atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas energijos gamybai įgyvendinimui. Skirta beveik 6 milijonai litų, taigi iš bendro projekto, kuris sieks turbūt apie 11 ar 12 milijonų investicijų, pusė sumos yra gautos ES fondų lėšos, kurios pagal dabar šiandien dienai galiojančią tvarką nebus įskaičiuojamos į atsiperkamųjų tarifą ir būtent to pasekoje galime tikėtis, kad įdiegus šią kuro rūšį kaip biokurą šiluma pas mus atpigs. Kiek atpigs dabar būtų sunku pasakyti, mes aišku norėtume, kad net iki 5 centų būtų atpigimas, bet bent jau 3 centus tikrai 3 su viršum galima prognozuoti ir tikėtis tokio rezultato. Kuo bus kūrenamas biokatilas? Biokatilas bus kūrenamas biokuru. Biokuras yra įvairus. Mes norime, kad biokuro katilas būtų tikrai geras ir kuris galėtų kūrenti įvairų biokurą. Tai yra iš dalies net ir tam tikrą kiekį medžio atliekų ar smulkintų, kuriuose galbūt net kažkiek tai yra ir priemaišų, tokių kaip smėlis, kuris aišku pageidautina, kad to nebūtų, nes nuo to ir kenčia ir įrengimai, ir patys katilai, bet kad jie būtų universalesni. Nes katilai be abejo yra pigesni, bet jie gali kūrenti tik tai labai aukštos kokybės biokurą. Medžių tiesiog medienos smulkintas dalis ar kitokį labai švarų kurą. Taigi toks kuras yra taip pat labai brangus ir vėlgi tada įtaka būtų netokia didelė mažėjimo kryptimi, kaip mes norėtum. Bendrovės Litesko filialo Druskininkų Šiluma direktorius Remigijus Vinerskas, paklaustas, kada bus paleistas naujas biokuru kūrenamas katilas, sakė. Šiuo metu jau pradėti viešieji darbai, ta prasme viešieji pirkimai ir mes manau, kad planuose pas mus yra 13 metų žiemos sezonas, yra paleidimas į eksploataciją. Bendrovė Litesko yra pateikusi ir dar vieną paraišką projekto efektyvios biodujų kogeneracinės elektrinės statyba Druskininkuose finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti. Pastarasis projektas, nors jis dar tik svarstomas, iš karto sulaukė Leipalingio miestelio apylinkių gyventojų nepritarimo. Žmonės ėmė būgštauti, kad įrengus tokią elektrinę padidės oro tarša ir aplinkui pasklis dujų kvapas. Na, pirmiausia, tai reikėtų visą laiką įsigilinti į patį projektą, į esmę ir taip toliau, bet šiandien dienai mes negalim net kalbėti apie jokį projektą, nes jo šiandien dienai nėra. Ir ar jis bus, aš turiu labai mažai vilties, kad jisai būtų kur nors. Aš nekalbu net apie Leipalingį konkrečiai ir apie kitą vietovę, kad jis būtų iš principo, Druskininkų savivaldybės taryba yra pritariusi kaip atsinaujinančio kuro energetikos patiem principam, kad mes už tai. Bet kas tai galėtų būti, kur tai galėtų būti, kada tai galėtų būti, dėja šiandien dienai tokių atsakymų neturiu. Ir žinant įstatyminę bazę Lietuvos ir būtent kokios garantijos yra šioje srityje darant investicijas, o jų praktiškai nėra, tai tikėtis, kad tokios investicijos galėtų būti daromos šiandien dieną yra artimos nuliui. Tai be reikalo sunerimo žmonės gyvenantys aplink Leipalingį. Na, šitoje vietoje tai turbūt mūsų bendruomenė, kalbant ne tik apie druskininkus, bet ir apie visą Lietuvą, labai dažnai kelia įvairias problemas, kaip ir atliekos, kaip ir brangi šiluma ar kitos problemos, kurios iškyla, bet kada ieškoma tam tikri sprendimo būdai, tai pirmiausia kažkaip tai mūsų bendruomenės vietoj to, kad gilintis, domėtis ir žiūrėti, ar ten tikrai tie kvapai būna, ar vienaip ar kitaip teršiama aplinka, mes greičiausiai priešinamės, darykit kur nors, tik tai ne pas mus. Tai šioje vietoje tokiam projektam yra labai sunku įgyvendinti ir surasti tas vietas, bet noriu dar kartą, kad nėra ko pergyventi, nes tiesiog nėra jokios priežasties ir šiandien dienai nei jokio projekto nesvarstoma konkretaus ir negautos lėšos ir niekas nevykdoma. O jeigu bus kada nors, kur nors vykdoma, tai pirmiausiai bus pradėta nuo dokumentų reikalingų sklypui, su paskirtim, su viskuo ir apie ką bendruomenė ne tik Leipalingio, bet ir visi mes žinosim.